Taigi, sveiki visi. Šiandieną kuriuosi naujai video. Ir šiandieną mano video tema... Ir šiandieną mano tema būtų šiaip biškutį apie pasikeitimus. Taip, turiu daug, ne daug, bet turiu visai daugokai tokių šiokių tokių pasikeitimų. Taip, matote, čia dar buvo tiksliau. Kodėl aš tokia nube? Kodėl nebeturiu E-vingų ar Diamond vingų, tenais, taip toliau, taip toliau. Dėl to, nes mane mamukas 14 ponas apskėmino. Hello, I recording. Say hi to YouTube. Jo, jam biškutį pasakiau, kad su jumis pasisveikintų ir... Sorry. Ir, jo, turėjau startboardą. Užvakar ar vakar nusipirkau, dabar tiksliai nebeatsimenu. Ir vakare pardaviau savo labai daug setų, kad gaučiau 9 VLC. Po to vakare ponas mamukas 14 sugalvojo mane apskeminti. Iš pradžių suprantat bairį. Suprantat, aš iš pradžių dropinau tenai startboardus, swingus, viską. Nu, žodžiu, ir jisai man davė vieną šaliką, bet jau pardaviau, davė šitus, man atrodo, tiksliai nebeatsimenu, bet žodžiu, davė itemą, druškutį. Ir po to galvoju, reikia išdropinti Dragono šitą startboardą. Išdropinau, net nespėjau sureaguoti, OMG, taip, va, žodžiu, ir... Oba. Ir žodžiu, jo. Nu, bet tai nieko tokio, bus dar tų startboardų, nereikim tik galvą, žodžiu. Turiu 10 Reaper vingų, Halloween'ai ruošiuosi, tikrai prižadu, gal nufilmuosiu Halloween'ą, nu, nežinau tik. Nu, gerai, baigiam apie skemus kalbėti, tai bus pasikeitimai, ne? Tai jo, dabar šitas, turiu karvę, jau turėjau. Čia man atrodo, aš išimsiu šitą karvę, bet kai turėsiu lasą, nusipirksiu vištą karvę ir įdėsiu į ten tą vatrumą, nes bus mano visokio gyvulių. Gyvulių farmos, čia bus visi tenais pienas, kiaušiniai, taip toliau, taip toliau, taip toliau. Sorry, jeigu per daug greit kalbu, bet aš taip pratus kalbėt. Po to, čia jau kaip minėjau, čia yra mano fishing. Oi, lagas, biškutė. Čia biškutė šitą žuvės išdropinus, jo. Kur ta žuvis? Va. Ir... Ir štai čia va, itemai, bet ne mano, tikrai ne mano, tokia nubiški. Tenais mano dar buvo pasidėjus, jos, taip, jo. Tai aš dabar turėčiau gauti kažkur tai šitą kamerdustą, gal žalią. Sorry, biškutį sergu. Čia ruošiausi video filmuoti šitą. Su Dovka šiandien 9 žadėjau filmuoti šitą. Kaip tas video? Šitą tipo interviu. Lietuviškai tai yra. Radau, jei! Musė kažkur čia skraido nervin. Laukit biškutį. Fuck. What fuck? Va. Žodžiu. Biškutį pastatysiu. Deimantų gavom. Nu, žodžiu, ir čia yra
Rašambo 10 valandų dar ir 3 valandas kažkoks startas. Dabar einam į LT Start. Ne. Tas Start. Ja. LT Start, nes tenais aš esu radus ne vieną kanadistą, nes čia yra labai daug žmonių, matot. Čia tiesiog turi vaikščioti visur, ne? Ir tada, kai vaikščioji, ne? Tai tada gali surasti šitų kanadistų. Taip, tikiuosi filmuoju. Ja, filmuoju. Šitas video neturėtų būti per ilgiausias. Mano video turėtų siekti... kokį... Nu, nežinau, 10 minučių, 14... Tiksliai. Čia nėra. Įdomu, labai įdomu. Man neįdomu tie tavo deimantai. Ir... Jo. Beach Blastas yra... Va, matot, kiek jisai visko turi. Oh my god, kada jisai buvo, kažin, on paskui. Man žiauriai įdomu. Craftopija žadu žaisti ilgai, iki kokio 100 levelio, arba iki 40, nežinau. Kai jau pabos, tai aš tada tikrai, ta prasme, ne tai, kad kjuitinsiu Craftopę, bet aš ta prasme ją, nu jo, aš ją kjuitinsiu, bet niekam nieko neduosiu, nes savaičių arba mėnesių, nežinau, vėl žaisiu. Jo, kad bus awesome. Nu be. Game set. Bandom perėti, šitas yra lengvas. Ne, einam į... Žinot? Robbie Jump. Tikrai nesu perėjus ir vis dar yra visi šitie valsai. Ai ne, vieno jau nebėra. Oh my gosh, kažkas laimėjo. Fainai, vadinasi, galima laimėti kažką. Tik tais reikia kantrybės. Manau, padarysiu kokią video specialiai parkūrui. Jo, manau, gal rytoj, gal nežinau. Video žadu kelt kas 2, kas 3, kas dieną. Video kelt žadu. Labai norėčiau kelt kiekvieną dieną, bet tiesiog negaliu, nes esu kitur užsiėmusi ir taip toliau. Na taigi, manau, iki kito karto su jumis buvau aš, Mafija LTU. Ir... Ate!